Labą dieną, aš esu Antonas, šiandien noriu pristatyti idėją, kurią sugalvojom su draugais, tai yra interaktyvus CV. Interaktyvus CV yra orientuotas į kūrybingus žmonės ir į žmonės ieškančius darbo. Ir interaktyvus CV yra naudingas tiek ieškančiam darbui, tiek darbdaviui. Tai pirmiausia, kai interaktyvus CV turi būti lengvai sukuriamas, tai mes norėtume matyti kažkokį duomenų importą iš socialinių tinklų, tokių kaip Facebook, LinkedIn ir panašiai. Jisai padeda žmogui, kuris ieško darbo, išsiskirti iš pilkos masės. Tai tas interaktyvus CV bus su video galimybė, su mažu kažkokį portfolio, jeigu tai yra programuotojas, dizaineris ar kažkas panašiai, jis galės įdėti tenai savo geriausių darbų į pirminį sąrašą ir padės geriau atskleisti savo privalumus tą žmogų, nes šiais laikais žmogus, kuris ieško darbo, jų yra daug ir būtent su tuo CV tu galėsi papasakoti plačiau apie save, apie savo hobius, per video tai galėsi parodyti savo kaip asmenybę, charizmatiškas esi ir panašiai. Darbdaviui tai sutaupys laiko, nes per video jisai būtent pamatys tą žmogų, tai jau aišku bus ne tik video, bet portfolio, visus jo darbus ir panašiai. Tikslesnė paieška, tai galima bus ieškoti žmogų, tarkim, per kažkokius hobius, užsiėmimus ir panašiai. Ir visa informacija vienoje vietoje. Tai darbdavys matys ir Facebook'o profilį, LinkedIn profilį ir panašiai. Tai ši idėja yra žalia, mes ieškom iš tikrųjų visų sričių specialistų, kas gali prisidėti, prašau. Ačiū. Klausimų? Ar yra klausimų? Tai labiau orientuota į kūrybingus žmonės ir į tos žmonės, kurie norės pristatyti save kažkaip kitaip negu LinkedInas. LinkedInas yra profesionalai, o čia, tarkim, aš moku, esu geras projektų, koks nors vadovas, bet, tarkim, niekas nežino, kad aš moku pumpuoti gerai ir viskas. Ir man galės prisistatyti būtent taip. Ačiū. Ačiū.